Labą dieną, panuli. Tai kur tave vėjai nešioja? Žygi, tu ką sau leidi? Aš prie šviesiosios, čia labai gerai saulė, įma tai nusprendžiau šiek tiek Prie kokios dar šviesiosios? Kokia dar saulė? Koks pasidegins Tai kad žinok, ir Edvardas čia šalia manęs. Mes čia dabar pasideginsim ir tada padirbėsim, o jau pradėti. 11 antrasis pusfinalis, dirbam, chebrytė, dirbam. Gerai, supratau. Viskas, Edvardai, gavom tylos, reikia pakalbėti, prisistatyk. Aš Edvardas Vovanovas iš Kėdainių šešiosios gimnazijos. Esu 3 klasės mokinys. Man labiausiai turbūt patinka istorija ir geografija. Mėgstu skaityti knygas, straipsnius visokius jau miegoti. Apie ką skaitai? Skaitau apie viską, dažniausiai apie gyvūnus, bet dažniausiai tai turbūt labiausiai mėgstu apie politiką ir ekonomiką, kitų šalių pavyzdžiui. Draugų turi? Nu, kažkiek, tai gal turiu? Veikiat? Nieko, šiaip jaugi dažniausiai kalbame, vaikštame savo viskas. Įsivaizduokite, šviesioji gimnazija turi rūsį, kuriame netaip jau ir šviesu. Bet mes čia kalbame apie Edvardą, na, koks jis yra? Edvardas su charakteriu, bet labai protingas. Iš tikrųjų, jis padeda ne tik mokiniam, bet ir mokytojam, nes labai jos papildo. Kai kada net mokytojai žino mažiau negu jisai. Ta prasme, apsiskaitęs netgi daugiau būna. Jis iš tiesų daug skaito ir jis tiesiog toks yra? Jisai tiesiog labai daug mokosi, tikrai labai daug. Papasakok apie mokslus. Kur tavo arkliukas? Nu, šiaip tai sakau, viskas man labai gerai sekasi, bet ką žinau, labiausiai turbūt domiuosi istorija ir geografija. Bet, aš nepasakysiu, kad į kitus ten apleidžiu mokslus, nes jūs viskas tai labai gerai sekasi. Iš kur tau viskas gerai sekėsi? Tu toks gimėjai ar tu daug skaitai? Aš nežinau, gal nuo vaikystės labai išsilavinau pats savo. Nežinau, žingeidumas turbūt ir labai, tas smalsumas labai viską padėjo. Kelių metų pradėjai skaityti? O nežinau, gal 5, 6. Kelių metų pradėjai rašyti? Ilgi apie 5. Aš jau matematikos padėjau 4 klasių pratybas 5 metų darželį spręsti. Kaip sugalvojai dalyvauti tūkstantmečio vaikuose? Kažkaip tai labai dažnai jau jūsų laidą žiūrėjau, kažkaip tai nelabai buvo sunkus klausimai, jos atsakydavau. Nu jau sugalvojau, čia po 3, po kiek metų pats sudalyvau. Žiūrėjai televizorių ir šėtau, kad nori? Taip. Na, mokytau, koks yra Edvardas? Na, vadovu dirba aš iš tikrųjų dabar pirmus metus. Dar nelabai gerai pažįstu, bet pirmą įspūdį jau spėjau susidaryti. Tai mano Edvardas yra tikrai išskirtinė asmenybė. Vien jau pažiūrėjus, aišku, matosi, jisai sugeba už save pastovėti. Yra talentingos mokytojas, žinoma, bet ir įdeda labai daug darbų iš tikrųjų, tai kad pasiektų tai, ką pasiekė. Tai į ką lygiuojasi? Aš į nieką. Nes tiesiog, jeigu lygiuočiausi kažką, tai tada siekčiau savęs ne maksimumą, ne to tobulumą, nes žmonės tai nėra idealus, nėra jie tobuli. O tu sieki vis tiek, žmogus turi siekti tobulumo. Jau nesvarbu, kad tu gal jo nepasieksi, galbūt bus prasmingas tas kelias į tą siekimą, bet vis tiek, tu turi siekti tobulumą, nors tu jo nepasieksi. Bet žmonių tai nėra tobulų, tai nereikia pagal kažką tai lygiuotis. Aš viską supratau. O, na, kaip ir viskas su tavimi, Edvardai. Dabar keliausiu Kaišiadorys pas Gretą, kuriai labai patinka krepšinis. Kaip Kėdainiuose paleido, tai tik dabar apsivijo. Jis atvedė mane pas tave, Greta. Labas, Greta. Labas. Pasikalbam. Gerai. Sveiki, esu Greta. Esu iš Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos. Mokusi 3 BM1 klasėje. Tai reiškia, kad pasirinkau studijuoti mediciną, nors mokykloje labiausiai patinka geografija. Gerai, Greta, papasakok apie savo laisvalaikį. Laisvalaikio šiaip nelabai daug turiu. Viską užima mokslas, būreliai visokie, matematikos, chemijos ir taip toliau moksliniai. Taip pat Maltos ordino pagalbos tarnyba. O, labai įdomu, Maltos ordine. Tai papasakok daugiau, ką ten veikia. Na, iš tikrųjų, dažniausiai renkamės prie šventes, darome įvairius atvirukus, sveikiname ligonių dienos progą, seneliams ruošiame dovanas, paskui kartais kai kurie neša į namus. Taip pat dalyvaujame maisto banko akcijose, padovanok lėkštės ribos, rūpinamės kitais žmonėmis. Skambutis, koks gražus skambutis. Ilgas jisai, ne? Ne. Gerai. Galiu pasakyti, kad Greta tikrai labai gera klasiokė, graži mergaitė, kur labai gerai mokėmės. Greta yra labai užsispyrus, pasitikėti savimi ir yra labai draugiška. Optimistė visais gyvenimo atvejais. Iš tikrųjų labai linksma, visada kartu juokiamės ir darom visokias nesąmonės. Žinau, kad domiesi sportu. Gali plačiau papasakoti. Na, nuo mažens mėgstu krepšinį, stebėti varžybas ir šiaip įvairias sporto šakas, futbolą,
tai gal šiek tiek mažiau olimpiados, visas rungtis galiu žiūrėti nuo ryto iki vakaro. Ne tik domiesi sportu ir ekstremaliu sportu, bet ir... Taip, šią vasarą pirmą kartą iššokau parašiutu iš 3 km aukščio. Iš 3 km, taigi pirmą kartą neleidžia iš 3. Leidžiu su instruktoriu. Ir kaip? Labai patiko. Ką matėjai? Debesis, Vilnių. Kur nusileidai? Ant žolės. Sėkmingai? Sėkmingai. Su instruktorium? Taip. Kalbiname Gretos mokytą. Na, mokytoja, kokia yra Greta? Pasakyti, kad Greta aktyvi, protinga, tai nieko nepasakyti. Tai jūs nieko ir nesakykit. Nieko ir nesakysiu. O tada palinkėkite. Palinkėt noriu sėkmės žaidime ir savo svajonėse, kad jos visada įsipildytų. Ačiū.